Vis dar darote šias klaidas ir nežinote, kaip to išvengti? Šiame video apie visą tai visai netrukus. Sveiki raideriai, čia Marius, dar vienas gražus savaitgalis ir šiandien noriu aptarti dažniausiai pasitaikančias klaidas važinėjant elektriniais paspirtukais. Stovėsena, stabdymas, akceleracija, posūkiai ir keletas kitų, kurių tikrai norėsite išvengti. Klaida numeris 1. Stovėsena. Dažnai tenka matyti raiderius stovint su glaustomis kojomis. Kitais žodžiais tariant, naujoko stovėsena. Įsivaizduokite, kas nutiktų, jei staiga prireiktų stabdyti ar išvengti kliūties. Stovėdami naujoko stovėsenoje neturėsite jokio stabilumo. Todėl yra rekomenduojama stovėti taip plačiai, kaip tik leidžia jūsų paspirtuko platforma ir šiek tiek sulenktais keliais, kurie veiks kaip savotiškas amortizatorius. Labai svarbu padėti vieną koją labiau gale, kitą labiau priekyje. Tokiu būdu sumažinsite riziką nukristi nuo paspirtuko, akceleruojant, o ypač stabdant. Klaida numeris 2. Akceleravimas. Dauguma paspirtukų turi opciją startas atsispyrus arba startas iš vietos. Visais atvejais rekomenduočiau rinktis startą atsispyrus, kad išvengtumėte netyčinio akceleravimo, kuomet galbūt tik stovėjote šalia savo paspirtuko ir netyčia paspaudėte akceleratorių. Kitas momentas, ir tai ypač aktualu galingiems paspirtukams, akceleruojant šiek tiek palinkite į priekį. Tokiu būdu išvengsite situacijų, kuomet paspirtukas netikėtai šoks į priekį, o jūs liksite vietoje. Ir greičiausiai ant žemės. Trečia klaida. Stabdymas. Plati stovėsena čia ypač svarbi. Maža to, jei stipriai stabdote, visada šiek tiek palinkite atgal, jei norite išvengti, jog galinis paspirtuko ratas pakiltų į viršų. Priešingų atveju rizikuojate persiversti per paspirtuko vairą. Šansai, kad tą darysite tik tuomet, kai to labiausiai reikės, minimalūs. Nebent tai praktikuosite kiekvieną kartą stabdydami, kad tai taptų įpročiu. Kitas momentas, stipriai stabdant, kartais blokuojasi paspirtuko ratai, o tai tik prailgina stabdymo kelią. Jei norite sustabdyti kuo greičiau, maksimaliai spauskite stabdžius, bet ne taip stipriai, kad užsiblokuotų ratai. Taip pat, jei jūsų paspirtukas turi ir priekinius ir galinius stabdžius, naudokite juos abu. Klaida numeris 4. Posūkiai. Jei posūkius imate lėtai, šią dalį galite tiesiog praleisti. Visiems kitiems, kurie yra turbūt tokie patys adrenalino mėgėjai kaip ir aš, siūlau paklausyti. Vairuojant greitose posūkiuose, nedarykite to vien savo rankomis. Papildomai įjunkite klubus ir kojas, kadangi privalote perkelti savo svorio centrą į posūkio pusę. Tai galbūt kažkiek panašu į važiavimą su riedlente. Nors iš tiesų nežinau, kadangi su riedlente nevažinėjau. Taip pat nebijokite paspirtuko šiek tiek palenkti į šoną. Principas tas pats, kaip važiuojant motociklu. Taip pat rekomenduojama posūkiuose stovėti šiek tiek sulenkus kelius. Tokiu būdu jūsų svorio centras bus žemesnis ir posūkius galėsite išimti greičiau. Klaida numeris 5. Padangų slėgis. Dėl per mažo slėgio su savo paspirtuku nuvažiuosite mažesnį atstumą. Taip pat nukentės ir maksimalus greitis. Maža to, galite apturėti ir nemalonę staigmeną – tuščią padangą. Per didelis slėgis – visiška priešingybė. Maksimaliai nuvažiuojamas atstumas bus didesnis, maksimalus greitis taip pat padidės. Skamba neblogai? Ne visai. Dėl per daug pripūstų padangų jūsų važiavimas taps žymiai kietesnis. Jausite kiekvieną kelio nelygumą. O svarbiausia – sumažės sukibimas, kadangi mažesnis padangos plotas lies asfaltą. Stabdymo kelias taps ilgesnis, o posūkiuose turėsite važiuoti lėčiau. Taigi rekomenduočiau reguliariai tikrinti slėgį padangose, bent jau vieną kartą per mėnesį. Dabar trumpai apie pačias kvailiausias klaidas. Klaida numeris 1 – vairavimas viena ranka. Turbūt net nereikia sakyti, kad tai pats geriausias receptas išsitiesti ant žemės. Jei jums reikia pasitikrinti telefoną ar laikrodį, tiesiog sustokite. Priešingų atveju, net ir mažas nelygumas kelyje gali jūs patiesti ant žemės. Tuomet sudaužysite ne tik paspirtuką, savo veidą, bet ir telefoną. Kita labai kvaila klaida – daugiau negu vienas raideris ant vieno paspirtuko. Ta dažniausiai tenka matyti ant nuomojamų paspirtukų.
Na, jiems yra kaip ir atskiras pavadinimas – boltiniai raideriai. Kame yra viso to esmė? Romantiška? Žmonės sutaupo 2 eurus? Gal jūs žinote? Papasakokit komentaruose, nes aš pasiduodu. Kokias klaidas darėte jūs? Na, tikiuosi iki šio momento. Ar naudojate apsaugas? Jei ne, dėvėkite bent jau šalmą. Beje, neseniai dariau nuostabiai atrodančio šalmo apžvalgą. Ja galite pasižiūrėti čia. O galbūt kažkas važinėjate ir su pilnu moto kostiumu? Beje, moto kostiumo apžvalgą taip pat galite pasižiūrėti. Kiek kilometrų jau spėjote įsukti šį sezoną? Lauke? Nuostabus pavasaris. Tegul jis būna geras.